Labą dieną. Šiandien turim 141 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie Lietuvą vokiečių okupacijos metais. Šį kartą pakalbėsime apie Rusiją 1917 metais. Pirmiausiai apie vidaus politinę padėtį. Taigi, prasidėjus karui, Rusija susidūrė su dideliais ekonominiais sunkumais. Šalis turinti milžiniškų gamtos rezervų karui buvo praktiškai nepasiruošusi. Pirmieji sunkumai labai greitai išryškėjo žemės ūkyje. Darbo našumas buvo gerokai menkesnis nei vakarų šalyse. Prasidėjus karui buvo mobilizuota daug vyrų, todėl nebuvo kam apdirbti laukų, sėti ir nuimti derliaus. Vakarų šalyse tuo metu žemės ūkyje jau buvo gana plačiai naudojamos žemės ūkio mašinos, o Rusijoje dar tebevyravo rankų darbas. Antraisiais karo metais Rusijoje, kuri anksčiau eksportavo nemažai grūdų į kitas šalis, ėmė trūkti maisto produktų. Miestuose buvo įvestos maisto kortelės, sumažinti maisto daviniai kareiviams. Tai labai neigiamai paveikė ne tik civilių gyventojų, bet ir kareivių moralę. Karas parodė ir Rusijos pramonės atsilikimą. Ji nepajėgė pagaminti ne tik daugiau žemės ūkio mašinų, bet ir aprūpinti kariuomenę karo reikmenimis. Apie tuometinę Rusijos ekonominę būklę daug ką pasako šis faktas. Karinė pramonė pagamino tik trečdalį šautuvų, būtinų kareiviams. Fronte neužteko šaudmenų. Nepakankamai išvystytas geležinkelio tinklas, prasti keliai trukdė greitai perkelti kariuomenės dalis į frontą, į tas vietas, kur puolė priešas. Jau pirmaisiais karo metais fronte žuvo daug daugiau rusų kareivių nei vokiečių, prancūzų bei anglų. Kasdien tūkstančiai rusų šeimų sulaukdavo pranešimų apie žuvusius tėvus, sūnus, brolius. Blogai apginkluoti ir maitinami rusų kareiviai, vadovaujami negabių generolų, 1915 metais patyrė skaudžių pralaimėjimų. Rusijos kariuomenė buvo priversta trauktis iš Galicijos bei Rytų Prūsijos, kur mūšiuose žuvo daugiau nei 2 milijonai rusų kareivių. Tai yra beveik 10 kartų daugiau nei priešininkų. Patyrus tokį triuškinantį smūgį, Rusijos vadovybė 1916 metais surengė kontrapuolimą. Dėl blogos ginkluotės, prasto vadovavimo, Rusijos kariuomenė neteko daugiau kaip 1 milijono kareivių, o frontas buvo pralaužtas tik keliose vietose. Kareiviai ir karininkai ėmė atvirai reikšti nepasitenkinimą, nepaklūsti įsakymams. Apie 1917 metų vasario revoliuciją. Rusijoje laikas buvo skaičiuojamas kitaip nei vakaruose, pagal vadinamą kabutėse senąjį kalendorių. Revoliucija, kuri pagal vakarų kalendorių prasidėjo 1917 metų kovo pradžioje, Rusijoje vyko vasario mėnesį, todėl ir vadinama vasario revoliucija.
1917 m. kovo pradžioje arba vasario viduryje Rusijos sostinėje Sankt Peterburge, kuris karui prasidėjus buvo pavadintas Petrogradu, dėl duonos trūkumo, nesėkmių fronte, nepasitenkinimo carizmo valdymu, prasidėjo masiniai darbininkų streikai. Darbininkų malšinti pasiųsti Petrogrado įgulos kariai nepakluso įsakymui, suėmė savo karininkus ir prisijungė prie demonstrantų. Kovo 12 dieną streikuojančių darbininkų atstovai, daugiausia socialdemokratai, išrinko Petrogrado darbininkų tarybą, kurią parėmė ir Petrogrado įgulos kareiviai, pasiuntę savo atstovus. Kovo 13 dieną Petrogradas jau buvo kontroliuojamas tarybos. Šie įvykiai paskatino Dūmą sudaryti visuotinį valdymo organą. Nors kovo 11 dieną Nikolajus II buvo paskelbęs, jog nutraukė Dūmos posėdžius, kitą dieną susirinkęs Rusijos parlamentas įkūrė laikiną komitetą, turėjusi įvesti tvarką ir rimtį šalyje. Šiam komitetui vadovavo kunigaikštis Georgijus Lvovas. Į komiteto sudėtį įėjo nemažai socialdemokratų atstovų, tarp jų ir Aleksandras Karenskis, būsimas ministras pirmininkas. Po kelių dienų, kovo 14 dieną, komitetas buvo paskelbtas laikinąja Rusijos vyriausybe. Ji pasiuntė delegatus pas carą su reikalavimu atsistatydinti. Kovo 15 dieną, pagal tuometinį Rusijos kalendorių kovo 2 dieną, caras Nikolajus II atsisakė sosto savo brolio Michailo naudai, bet pastarasis nepriėmė karūnos. Taip Rusija tapo respublika. Praradęs valdžią, Nikolajus II dėl to labai nesijaudino. Savo dienoraštyje kovo 16 dieną jis užrašė, kabutėse: miegojau ramiai ir ilgai. Nors kiti vakarų šalių monarchai pasiūlė buvusiam rusų imperatoriui prieglobstį, Nikolajus II atsisakė išvykti iš šalies. Vėliau laikinoji vyriausybė jį suėmė ir kalino namų areštu. Bolševikams užgrobus valdžią 1918 metais Liepos 17 dieną Nikolajus II, jo žmona, 3 dukterys ir sūnus Aleksejus buvo nužudyti Jekaterinburge. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie vidaus politinę padėtį. Kodėl karo pradžioje Rusija susidūrė su dideliais ekonominiais sunkumais? Kaip nesėkmės fronte atsiliepia Rusijos vidaus gyvenimui? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie 1917 m. vasario revoliuciją. Kodėl 1917 metais vasario mėnesį Rusijoje kilo revoliucija? Kam atiteko šalies valdžia po vasario revoliucijos? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.